šitą Robertas ir šitą ir tada paprašysime temą, nežinau, pasirinko, Virginija pasiūlė, kokią temą pasirinko, irgi nežinau, nu, tai čia bus gerai. Šitą tu tada, tikriausiai kaip visada, pas mūsų susirinkimas vyksta 2 valandas, nu tai kažkur tai iki 1,5 valandos, kad užtektų laiko dar klausimams. Gal tiek, tada pirminta. Gero vėjo. Sveiki visi, labas vakaras. Mano vardas Robertas, esu alkoholikas. Seniai dalinausi būtent tokiu būdu. Labai ačiū, kad pakvietėt ir dar tiek laiko sutikėt. Jo, aš šiaip gyvenime mėgėjas papliurpt, bet kai reikia kalbėti apie konkrečius veiksmus, tai jo situacija tada keičiasi. Mano grupė pagrindinis tikslas iš Vilniaus. Esu po žingsnių beveik 8 metai. Žingsnis esu ėjęs 2 kartus. Pirmą kartą būtent prieš, kaip ir sakiau, beveik prieš 8 metus. Ir po to po 5 metų, po 5,5 dar kartą jau žingsniais. Šitas sprendimas dažnai sukelia klausimą, kodėl tą dalyką dariau. Atsakymas šiai dienai man yra suprantamas toksai, kad pirmą kartą eidamas žingsnis aš iš tikrųjų dariau viską, ką galėjau, bet to buvo nepakankama tam, kad suvokti ir suprasti, kas su manim dedasi geriant, kas su manim dedasi negeriant, kodėl man blaivam buvo labai negera ir kodėl man būtinai reikia alkoholio ir ką svarbiausia, ką su to daryti. Tai šitie atsakymai dabar tapo gerokai aiškesni, bet pirmą kartą einant žingsniais, tai aš galvojau, kad mano situacija yra gerokai geresnė, negu buvo iš tikrųjų. Ir kai situacija iš tikrųjų tapo, kaip sakoma, aiškesnė ir blogėjo, tai aš nuvažiavau pas savo globėją, nes tikrai nenorėjau savivaliauti ir priimti kažkokį tai sprendimą, nes man apskritai labai jau įtartini, man atrodė, mano sprendimai. Ir pasitaręs su juo, paklausiau, ar būtų normalu, kad jeigu aš pasiprašyčiau globos pas kitą žmogų ir praeičiau dar kartą žingsniais. Mano globėjas tuo metu taip mažiau buvo aktyvus AA veikloje. Mes pakalbėjom ir jisai, kaip čia pasakyti, mane palaimino ir pasakė, daryk. Na ir aš tada pasiprašiau po kelių gal dienų, pasiprašiau globos pas žmogų, kuris gyveno Klaipėdoje. Jisai pabendravo su manim savaitę, pasakė, nieko nebus. Tau reikia žmogaus, su kuriuo tu turėtum vizualų kontaktą, normalų fizinį. Jis tikriausiai nujautė, kad kaip čia pavadinsim, su rimtom aš problemom susidariau. Jos galbūt ir nebuvo rimtos, bet aš asmeniškai susidariau su rimtom problemom. Bet labai ten graži tokia istorija. Tai buvo man netikėta. Telefonų pokalbį turėjom. Jis man pasakė tokį dalyką. Sako, tu pasiryžęs padaryti viską, kad pasveiktum. Aš pasakiau, taip, žinoma. Tai jis man tada pasakė, tada eini ir pasiprašai globos būtent pas tą žmogų, kurį jisai man nurodė.
Tai kaip bebūtų keista, bet aš nei pirmų atveju nesirinkau savo globėjo, nei antrų atveju irgi taip pat nesirinkau savo globėjo. Man tiesiog Dievas paėmė ir padavė. Nežinau, kodėl tokia seka, kodėl taip, aš šitų dalykų tikrai nesuvokiu. Bet aš tą pačią dieną gal 4 ar 5 kartus skambinau tam žmogui, pas kurį man nurodė pasiprašyti globos. Ir šiaip taip jau pakėlė ragelį. Pamatęs, kad ten nežinia kas dedasi, jisai mane pažinojo. Aš irgi jį pažinojau ir buvau nusiteikęs, kad niekada gyvenime pas jį netgi neprieisiu, nepaklausiu patarimo. Ne tai, kad jau ten apie globos, jis man, kaip čia pasakyti, jis manyje sukeldavo tokią puikybę, kad aš negalėdavau taip, kaip čia, nusileist iki tokio lygio, kad galėčiau pas tokį žmogų būtent paprašyti. Galutiniam variante, būtent tas globėjas, jisai man labai stipriai atvėrė akis, aš nežinau kaip, kiek pakankamai šiai dienai, bet tikrai parodė, kas nebent tam laikotarpiu, kas aš esu ir aiškiai nurodė, ką su tuo reikia daryti. Tai mes bendraujam iki šiol ir palaikom ryšį su globėju. Tai va, jis irgi taip pat yra iš mano grupės ir tai va toks dalykas. Tai va, o jeigu nuo pradžių, tai mano šiai dienai toksai suvokimas yra, kad aš, baisi tokia frazė yra, gimti alkoholiku. Aš kai anksčiau išgirdau kažkada tai pradžioje, kai pradėjau anoniminis lankyti, kad kažkas pasakė, kad irgi gimė alkoholiku. Aš tiesiog pasakiau, kad tai yra absoliuti nesąmonė, vėl žodžių žaismas kažkoksai, tai neturintis nieko bendro su realybė, šiaip žmonės savigailoje sėdi, galbūt tenai savo barškina tokias frazes ir baigta. Va, man to dalykų teko įsitikinti, kad aš, kai pradėjau suvokti, kas yra alkoholizmas ir kad jisai reiškiasi pas mane jau dar nevartojus alkoholio. Vienas iš tokių pavyzdžių, aš mėginsiu remtis pavyzdžiais, kodėl aš būtent taip sakau. Vienas iš pavyzdžių. Alkoholikas, toksai žmogus, kad jam netinka. Absoliučiai iš esmės viskas netinka. Jeigu kažkurį laikotarpį man ten, tarkim, kokią valandą tenai dieną ar savaitę kažkas tai tinka, tai po to jau tas dalykas, kuris man tiko, jau vėl netinka. Va, ir šita tokia, kaip sakoma, tendencija, kuri kartojasi man šiaip iš esmės gyvenime pastoviai, jinai pasireiškia iš vieno ankstyviausių mano vaikystės prisiminimų. Tai aš, vienas iš seniausių prisiminimų yra tas, susietas su mano artimaisiais, tai yra su mama ir tėvu. Ir aš būdamas, atrodo, kad 5 metai man buvo ir aš buvau įsitikinęs, kad tai yra ne mano tėvai, man šitie tėvai netiko. Ir kad iš tikrųjų tikri tėvai kažkaip atėjus vienai dienai pasirodys ir mane paims, reiškia, pas save. Ir kad šitie tėvai netikri, jie tik tai apsimeta tėvais. Man apskritai kažkaip tai atrodė vaikystėje, kad žmonės, kurie mane supa kažką, tai kažkaip tai čia viskas yra netikra ir man netiko. Ir tėvai buvo tame tarpe, gal ryškiausiai pakliūdavo būtent į tą sąrašą, kad man netinka. Ir tai nebuvo susijęta su tuo, kad kažkaip tai mano tėvai elgėsi su manim kažkaip netinkamai, ne, visiškai. Manim tėvai labai rūpinosi ir ten viskas buvo
tuo laikotarpiu visiškai normalu. Vėlesni įvykiai, taip, jie turėjo tam tikrų rimtų niuansų, kurie mane paveikė. Aš kalbu apie mano santykius su tėvais. Tuos dalykus reikėjo per žingsnius, per devintuką būtent labai rimtai tvarkyti ir aš juos sutvarkiau. Bet jeigu kalbėti apie tavo suvokimą, kad man netinka tėvai, tai iš tikrųjų iki tol priežasties nebuvo, dėl ko man jie netiktų. Ir mano toksai nesusitaikymas su ta aplinka, jisai buvo visose kryptise, kad jeigu man kažkas tai netinka, tai ar būčiau aš gatvėje su savo draugais, ar mokykloje, ar, nežinau, kitose veiklose kažkokiose, tai vaikystėje, jaunystėje ir taip toliau, iki pat atėjimo į anoniminius alkoholikus ir dar būnant anoniminius alkoholikuose. Šitie dalykai, aišku, pasireiškia ir iki šiol. Aš kaip vadinu šitas šablonas, to, kad man netinka, jisai manyje tupi labai labai giliai. Aš anksčiau tiesiog nežinau, ką su tuo dalyku daryti ir net nežinau, kad su tuo dalyku kažką tai galima daryti. Bet tas nepasitenkinimas toksai, jis nebuvo akivaizdus kaip kažkoks tai negatyvas kitų atžvilgių, bet tai buvo pastovi vidinė būsena, kuri mane lydėjo. Ir negana to, prie šito dalyko prisidėjo dar sekantis tokie momentai svarbus. Aš nežinau, dėl ko taip susiformavo, bet aš vaikystėje jau, būdamas 6 metų, aiškiai žinau, kad žmonės miršta. Ten tiesiog įvykiai buvo, aš gyvenau šalia upės, ten nuskendo vienas vyrukas, į mano mamą mėgino tenai atpumpuoti, nieko nesigavo. Tas vyrukas, nepavyko jo atgaivinti ir tai vienas iš tokių įvykių, kurie man parodė, kad aš tada buvau šalia mamos ir kažkaip tai man po truputėlį pradėjo formuotis toksai aiškumas, kad viskas yra labai čia trumpai ir kad aš irgi mirsiu. Ir tai tapo mano pagrindiniu gyvenimo klausimu, tai yra nesugebėjimas susitaikyti su tuo dalyku. Ir aš su tuo dalyku pradėjau kovoti. Visom įmanomom priemonėm tai mano buvo pagrindinis tikslas. Iš esmės visi kiti tikslai buvo absoliučiai net neprilygo šitam dalykui ir ta kova pasireiškė konkrečiais veiksmais. Aš niekaip negalėjau tam tikrą laiką, būdamas mažas, sugalvoti, kaipgi galima nugalėti tą laikinumą. Ir man kažkaip tai susiformavo toks matymas, kad jeigu aš atitinkamai elgsiuos ir sugebėsiu įsiminti žmonėms kaip išskirtinis, kaip nepanašus į kitus, tai aš galėsiu pratęsti apie save prisiminimą po mano mirties, jų atmintyje, jie perduos ten tą žinią kažkaip tai kitiems, sakydami, koks fainas bachūras gyveno. Tam tikslui aš pradėjau kurti planus, kaip tą dalyką įgyvendinti. Ir būdamas 5 klasėje įstojau į sporto mokyklą, į Žalgirio specializuotą futbolo mokyklą. Ten buvo labai sunku įstoti. Tėvai nežinojo, aš nuvažiavau vienas. Iš kaimo berniukas toksai, ten vaikai su savo tėvais, su mamom, su tėveliais, ten už rankučių atėjo, aš čia toksai atvaręs iš nežinia kur. Ir
aš sugebėjau įstoti. Mane priėmė iš nežinia kokio būrio, gal iš 50 žmonių buvo priimta tik tai 10 ir jų tarpe buvo ir aš. Ėmiausi savo tikslo fanatiškai. Per 5 metus, būdamas sporto mokykloje, aš nepraleidau ne vienos treniruotės. Mano buvo aiškus tikslas tapti pačiu geriausiu pasaulyje futbolininku. Ne gerų futbolininkų, manęs šitas dalykas nedomino. Manęs nedomino būti tenai antru, tuo labiau trečiu, man reikėjo būti numeriu 1. Tai vienintelis būdas, kuris galėjo garantuoti man to tikslo pasiekimą, kad aš kaip liktai nugalėsiu mirti. Ir variau, normaliai variau. Šitie tokie siekiai pasireikšdavo ir kitose srityse. Aš gatvėje mėginau būti pačiu fainiausiu ir taip pačiu geriausiu draugu tenai, pačiu kažkaip tai ištikimiausiu, ten dar kažkokiu tai visokių ačiausių. Ir tas dalykas manyje sukūrė tokio, kaip aš šiai dienai vadinu, faino bičo sindromas. Oi, koks tu fainas bičas. Tai va, tai man buvo šitas dalykas esminis. Ir aišku, jisai visą laiką buvo man ant pečių, kad aš tą fainumą turėčiau vis pastoviai įrodinėti, pastoviai palaikyti. Ir tai mane visą laiką jaunystėje, vaikystėje kėlė labai didelį įtampą. Aš labai nusivildavau, jeigu man nepavykdavo įsivaizduojamą rezultatą pasiekti ir būti pripažintam. Stengdavosi dar labiau. Pas mus knygoje apie šitos dalykus yra užsiminta. Bet mane lydėjo visą laiką, šitas siekis visą laiką kėlė man labai didelis įtampos. Gal dėl to aš taip pat ir pakankamai anksti būdamas dar pradinėse klasėse pradėjau ieškoti būdų, kaip kažkaip tai savo savijautą pagerinti, nes kažkaip keistai visą laiką jausdavausi. Ir vienas iš tų būdų buvo ėjimas į bažnyčią. Aš nuo pat vaikystės niekada nesipriešindamas ėjau į bažnyčią. Buvau klapčiukas, patarnaudavau kunigui, tuo labai didžiuodavausi, vėlgi labai svarbus būdavau tenai. Melsdavausi vienas. Nuo pat vaikystės keistas toks vaizdas, tikriausiai vaikas kambaryje, klūpė ant kelių, tenai nieko neverčiamas. Ir aš niekaip nesuprasdavau, kodėl manęs Dievas negirdi. Kodėl jis mano norų neįgyvendina to, ko aš noriu. Vėliau, jeigu kalbėt apie bažnyčią, tai ir giedojau ir chore, ir ten būdamas ir mokinys, jau vyresnėse klasėse, o po to jau buvau kaip ir studentas. Netgi buvo toksai laikotarpis, kad aš su viena moterim labai rimtai nagrinėjau Senąjį testamentą, Bibliją. Ir taigi reikalų būtent su bažnyčia, su katalikų bažnyčia aš turėjau, man iš tikrųjų ir patiko. Bet tas patikimas, jisai buvo toksai dvejopas. Jis labai aiškiai mane formavo ir susireikšmino, kad aš kažkuo tai ypatingu čia domiuosi. Dar tai sovietiniais laikais šitais dalykais, kaip sakoma, nelabai taip buvo populiarinama. Ir žmonės vengė apie tai taip viešai kalbėti. Aš jaučiausi vėlgi pamalonintas. Tai vat, su bažnyčia aš buvau susipažinęs. Niekada šiaip nebuvo pas mane poreikio burnoti prieš Dievą.
Ir tas dalykas, jisai tikėjimas tuo, kad kažkas tai yra, jisai pas mane išliko iki tam tikro momento. Tas momentas yra labai paprastas iš tikrųjų. Tai kada jau alkoholis tapo mano gyvenimo iš esmės didžiąją dalimi, gal dar nebuvo kaip priešų, bet jau tarp priešų ir valdovo tokia buvo kažkokioj tai stadijai. Ir va tada būtent, kada jau aš tikrai daug gėriau, tai buvo iš esmės kiekvieną dieną, tai aš tuo metu buvau praradęs bet kokį tikėjimą ir su aplinkiniais kalbėdamas šią temą visiems aiškiai labai dėsčiau kažkokius argumentus, kad Dievo nėra. Tai va toks mano posūkis, tai yra alkoholio kiekis mano gyvenime išstūmė tikėjimą. Jo, na va, ir taigi to susireikšminimo bet kokioje situacijoje ir mėginimo nugalėti va tavo vidinę tuštumą mano, kaip sakoma, gyvenime tęsiasi. Ir aš pamenu tokį momentą, kai 10 klasėje aš praradau norą jau sportuoti, žaisti futbolą. Ir kai mečiau sporto mokyklą, atsidūriau labai keistoje situacijoje, savijautoje, tai yra visiška tuštuma ir kažkokia tai beprasmybė. Aš nežinau, ko aš gyvenime noriu ir nesupratau, kuo remtis, nes pas mane ten buvo visą laiką tikslas kažkoksai, tai, o dabar aš praradęs bet kokią atramą. Ir tas dalykas tęsiasi net neilgai, gal kokią pusę metų. Ir man lietuvių kalbos mokytojas pakišo, išgirdęs, kad aš turiu šiokią tokią klausą, pakišo gitarą į rankas ir čia man nurovė stogą vėl taip pat, kaip buvo su viskuo. Tai yra maksimalizmas įsijungia, būdamas tenai, tik man 17 atrodo sukako, gal 16 metų pabaiga, ne? Ir aš šokau tenai su tuo instrumentu groti vėl fanatiškai, taip kaip ir futbolą žaidžiau, ar ten kitus dalykus kažkokius. Tai. Va, ir grodavau ten tiesiog daug valandų į dieną, ten užsibrėždavau savo kažkokius tai tikslus maksimalius, ten pavyzdžiui groti mėnesį po 8 valandas į dieną, tai yra gryno grojimo, atmetus tenai pavalgymus, nuėjimus į tualetą, grinai tik tai, kad jau vien tik tai grojimo. Man atrodė, kad aš per vėlai paėmiau instrumentą ir kad aš vėl negalėsiu pasiekti savo tikslo, kad aš tapčiau įžymus. Ir būdavo tokie momentai, kad aš miegu naktį, šoku 3 valandą iš lovos, raunu prie instrumento ir vėl groju tenai. Na, va tokie va dalykai, tėvai, kaip man sakydavo, sako, vaikeli, tu kada miegi, žinai, mes einam miegot, tu groji, girdi, kad aš kambarį groju tenai. Jie keliasi į darbą, aš toliau dar groju. Na, tai va tokie va dalykai. Tai yra pas mane ribų nebuvo. Iš esmės, aš jų nesuvokdavau, kad jie gali būti ribos kažkokios. Va. Ir taip nutiko, kad aš kažkur tai jau, man buvo 20 metų, aš jau šiaip alkoholį aš paragavau nuo 16. Ten buvo toksai vienas įvykis, toks keistas, kai man buvo 6 metai, aš priėjau prie stalo, tenai čierką paėmenu į vonę, tenai gurkšteliau, išspjovau, pasakiau, kad aš šitą brūdą niekada gyvenime negersiu. Tai toks įvykis, bet kai man buvo 16 metų, aš šiaip mes su draugais tiesiog savaitgaliais, va tai va. Problemą alkoholis nekėlė, išskyrus vieną problemą turėjau.
labai sunkiai pratinusi prie alkoholio. Mano organizmas absoliučiai nenorėjo priimti. Visi juokdavosi visą laiką, visi gali išgerti tenai, aš niekaip, aš vėmiu tenai, man nelenda tenai ir tiesiog va tai va. Bet momentėlis tas, kad tas atsakomybės praradimo jausmas, jis mane labai viliojo. Ir nepriklausomai nuo to, kaip ten man sunkiai tas alkoholis lindo, aš vis tiek jį kaldavau ir paskui džiaugdavausi tom 3-4 valandom. Va. Tos tokios, kaip sakoma, atsakomybės neturėjimo ir visiško atsipūtimo. Ir man kažkaip taip susidėliojo mano galvelėje, bet ne iš karto. Bet aš žinau, kad jau į mokyklos į pabaigą 12 klasėje aš aiškiai žinojau, kad kaip nuostabu, kad gyvenime yra alkoholis. Tas va tokia va mintis, aš ją dėsčiau ir kitiems savo draugams, pasakiau, kad kaip gerai, kad žmonės atrado tokį dalyką. Eina savo. Galėsiu aš visą gyvenimą su šituo dalyku tvarkytis ir džiaugtis. Va, ir buvo pas mane dar likusi muzika ir kažkaip tai alkoholis ir muzika man labai kirtosi. Aš negalėdavau groti, jeigu aš būdavau išgėręs ir iš tikrųjų muzika mane ilgą laiką stabdė, bet nesustabdė. Didėjant atsakomybėms gyvenime, būtent mokslai tenai artėjo darbas, jau pradėjau darbintis po mokslų. Šeimos sukūrimas alkoholio kiekį padidino nežmoniškai. Kai sukūriau šeimą, ne iš karto, bet aš pradėjau gerti labai didelis kiekis, tai man buvo 25 metai. Įdomus toksai niuansas yra. Aš kai kūriau šeimą, pas mane buvo sąlyga, kalbant su žmona dėl šeimos sukūrimo. Kai mes aptarinėjom su žmona mūsų būsimus planus ir aš sakiau, kad aš labai noriu gyventi su tavimi, aš noriu rūpintis tavimi, darysiu viską, kad būtų viskas gerai. Sakau, bet tik tai su viena sąlyga. Sakau, jeigu tą sąlygą priimsi, viskas normaliai, man tinka, aš viską padarysiu dėl tavęs. Na, tai žmona paklausė, kokia tai sąlyga. Aš pasakiau, aš geriu ir gersiu. Iš šito dalyko, iš manęs niekas netims. Jinai moteris kilusi šeimos, kur absoliučiai alkoholis buvo nevartojamas, tikriausiai nežinojo gal. Ir aš nežinau iš tikrųjų, ką aš čia kalbu, bet dalykas tas, kad jau man tada buvo aišku, kad aš patrauksiu viską nuo savo horizonto, nuo savo kelio, kas man trukdys gerti. Tada dar alkoholis nebuvo taip jau įsivažiavęs, man atrodė, kad aš visiškai normaliai geriu. Tik tai, kad man buvo būtina, kad niekas man netrukdytų mano galimybei perspektyvoje gerti. Tai yra, jeigu savaitgalis artėja ar dar kažkas. Tai. Ir galutiniam variante, sukūrus šeimą, aš jau pradėjau buhalint daug dirbti ir daug gert. Vat pas mane buvo toksai dalykas. Aš labai daug dirbau, visiškai, jo, ir prisigalvodavau įvairiausių tikslų. Dažniausiai būdavo mažai realūs, bet man tai nerūpėdavo, aš buvau įsitikinęs, kad aš juos vis tiek pasieksiu. Tai kalbu apie pinigus, finansus. Ir kėlė tas dalykas įtampas, tie nerealūs iš tikrųjų tikslai. Aš sugalvodavau kažkokį tai, pavyzdžiui, tikslą, galvoje mano smegeninėje tūpi aiškus vaizdas, kaip aš jį pasieksiu ir galutinis rezultatas, aš prie jo prisirišdavau maksimaliai tai yra. Ir nesvarbu, kas nutiktų aplinkoje, aš tiesiog nepaisydavau
kaip aš tą dalyką pasieksiu, aš vis tiek tiesiog užsiciklinęs eidavau link to dalyko. Tas užsiciklinimas pas mane, jisai yra, tiesiog labai giliai sėdi. Ir tai yra viskame. Ir tas dalykas, jisai buvo mano gyvenimo palydovas, tas užsiciklinimas, užsisėst prie savo versijos, emocionaliai visiškai prie jos prisirišti, turėti argumentų ten savo, kai įsivaizduojamų kažkokių tai 100%, kodėl aš taip elgiuosi, ir varydavau. Ir tai, aišku, visi šitie dalykai, apie kuriuos aš kalbu, jie pastovi manyje, taip, kaip čia pasakyti, pastovi iš tikrųjų, kiek buvau įtampos būsenoje. Ir aš anksčiau ir vėliau, bet kokiu atveju, su tokiu judėjimu per gyvenimą aš turėjau surasti alkoholį. Ir aš kai būtent atradau, kad jis jau man būtinai reikalingas, nes įtampos gyvenime daugėjo, alkoholio daugėjo ir aš net nepamačiau, kai perlipu per tą nepastebimą ribą, kada aš jau negaliu šitų dalykų kontroliuoti. Ir kai net nepastebėjau to dalyko, kad aš įgriuvau į situaciją, kurios aš labai bijojau, buvo labai aiški konkreti baimė, tai baimė tapti alkoholiku, ir jinai buvo pas mane irgi nuo mokyklos pabaigos laikų. Taip gavosi, kad alkoholikai mane išgelbėjo iš tikrųjų konkrečiai, jeigu taip įimant kaip faktą kažkokį, tai 2 kartus. Tai būtent anoniminiai alkoholikai, kurie pasiūlė 12 žingsnių programą, ir globėjo dėka aš kažkaip tai pradėjau tvarkyti savo gyvenimą dėka žingsnių. O pirmas kartas buvo, kai man buvo 6 metai, aš skendau šulinėje ir mane ištraukė moteris alkoholikė, kuri po to, kai aš buvau 10 klasėje, vargšė pasikorė. Baltos karšinės tikriausiai pinta. Aš tiesiog grįžau ten iš ekskursijos ir sužinojau, kad laidotuvės vyksta. Tai ir tas dalykas, kad su tokia tendencija, su tokiu požiūriu ir ryšiu su aplinkiniais, su savimi, aš žygiavau per gyvenimą ir žinoma, aš tiesiog anksčiau ir vėliau turėjau kažką tai surasti, kas man tas įtampas visas nuiminėtų. Tai dėl to būtent aš, kaip ir sakau, gimiau alkoholiku. Ir kai bijojau tapti alkoholiku, nes, kaip ir minėjau, mano aplinkoje buvo jau žmonių, kurie labai liūdnai pabaigė savo gyvenimą per alkoholį. Mano krikšto tėvas viską prarado absoliučiai. Ir aš vis ilgą laiką vis tikrinau, ar aš galiu gerti kaip normalus žmogus. Ir tie patikrinimai tokie taip padažnėjo, kad aš tikrinau, gerdavau ir gerdavau. Ir vis žiūrėdavau į tos žmonės, kuriuos aš laikiau alkoholikais, ar aš esu jau panašus, tai ten, pavyzdžiui, pagal eiseną, pagal laikyseną, ten kaip eina, pavyzdžiui, ten vestibuliarinis aparatas, ten pachmėlinį kaip link parduotuvės, ir aš galvodavau, ar aš taip jau einu ar ne, dar aš taip neinu. Man, kas įdomi situacija buvo ta, kad man įtarimas, ne įtarimas, o jau, aš pamenu, momentas buvo, kad aš jau, kaip vadinu, jau man buvo, atrodė, kad aš įkliuvau, bet dar kažkaip netikėjau, gal kažkaip maniau, kad yra vilčių, nes įsivaizdavimas, kad atsisakyti alkoholio, mano galvoje jisai niekaip negalėjo įsigyventi. Aš tokios net minties net turėjau, kad galima šitoj planetoje gyventi be alkoholio. Aš pamenu savo pusseserį, kuri visiškai nevartoja, aš sakau, tu neįsivaizduoji, kad tu prarandi. Tavo gyvenimas eina pro šalį. Visiškai. Ten aiškindavau tokius dalykus ir tie žmonės, kurie negeria, man atrodė mažiausiai keisti. Ir
mano visas mąstymas, visi sprendimai, kuriuos aš gyvenime esu priėmęs, kaip ir minėjau, ir netgi šeimos sukūrimas, jisai buvo susietas su alkoholiu. Ir jo, ir dalykas tas, kai aš pradėjau žiūrinėti, ar aš panašus į tos kitus, tai kažkaip tai pradėjau matyti panašumus. Aš pamačiau, kad aš einu taip pat, mano eisena keistoka darosi. Aš nepataikau ten su kortelė atsiskaityti parduotuvėje. Aš stoviu prie prekystolio, man gėda yra, nors aš dar nenusipirkęs butelio, bet man gėda. Kiti žmonės irgi gal alkoholį perka, bet kažkodėl tai jiems negėda, o man jau yra gėda, nes pas mane viduje jau kažkoks tai yra įtarimas, kad su manim kažkas tai ne taip. Visi tie požymiai, kad šeimoje turėjau ten 100% argumentacijas, kaip aš žmonai aiškinau, sakau, tu pažiūrėk, koks aš fainas išgėręs, pas mane kiek daug minčių įvairiausių, koks aš protingas darausi, kaip aš galiu žmonėms ten daug ką paaiškinti. Va, aš žymiai savo iš tikrųjų ir labiau ir patikau girtas negu blaivas. Va, man patiko mano elgesys. Jisai buvo beprotiškas, man labai patiko beprotiškai elgtis. Va, kai su kai kuriom beprotybėm mėginau tvarkytis, kažkaip tai prieš išgeriant atiduodavo raktus, pavyzdžiui, nuo mašinos, pasakydavau, kad man jokių būdų man neduokit. O paskui prisigėręs reikalaudavau, kad duokit, nes man reikia veiksmo. Aš pradėdavau gerti vienam mieste, užbaigdavau kitoj šaly. Tiesiog kartais nesugebėdavau išlipti nei iš traukinio, nei iš lėktuvo. Man keista, kaip aš sugebėdavau grįžti. O vis šeimoje aiškinau, kad kaip knygoje parašyta, kad žmonės geriausias filosofinės idėjas sukūrė gerdami. Aš taip pat priėmiau, pavyzdžiui, sprendimus, ten tokius fundamentalius savo gyvenime, rūpinantis šeima, ten, pavyzdžiui, pastatyti namą, tai aš priėmiau girtas. Planavau, koks namas turėdavo būti, aš atvažiuodavau prie sklypo, prisipirkęs alkoholį, sėdėdavau vienas mašinoje ir svajodavau, ir žiūrėdavau, ir gerdavau, ir tik tai tada galėdavau, kai gerdavau, galėdavau svajoti. Jeigu man reikėdavo aptarti kažkokius tai reikalus, ten darbinius, piniginius ar taip toliau, aš juos aptardavau taip blaivas, va tai va tarp kitko, bet iš tikrųjų vidinius sprendimus, kaip pasielgti, aš priiminėdavau tik tai prie butelio, nusipirkęs 207, pas mane ten tada būdavo tokiam daugmaž normali startinė pozicija, kur aš galėsiu susikalbėti su savimi ir priimti sprendimus. Blaivas aš nepriimdavau jokių iš esmės sprendimų. Namiškių perspėjimai manęs nedomina, iš tikrųjų, kaip ir lygiai taip pačiai, kaip bylo istorijoje parašyta, kad tenai namiškių nuomonė apie alkoholį, tenai manęs nedomina iš tikrųjų. Žmona jau seniai buvo suvokusi, kad su manim darosi visiškai nenormalūs dalykai. Ir kažkaip tai taip gavosi, kad aš vieną dieną atėjęs į darbo kambarį randu ant stalo anoniminį alkoholikų knygą. Aš pamenu, tada toks įdomus, galvoju, kas čia pamiršo. Nieko bendro visiškai su manim neturi tas reikalas. Tai žmona buvo palikusi, dažnai palikdavo kompiuterį įjungtą straipsnį apie alkoholizmą. Dar va tai jau kažkaip mėgino pakišti, nes iš tikrųjų tai, ką jinai sakydavo, aš visiškai negirdėdavau. Irgi kaip knygoje artimiausių žmonių perspėjimų mes absoliučiai negirdim. Dar tolimųjų kažkaip tai galime kažką tai galbūt kažkiek tai. Ypatingai gydytojų, kur gydytojai pasako, užversi kojas, viskas, viso gero, tu atšalsi, žinai. O artimųjų žmonių visiškai negirdim. Vaikų aš negirdėjau, ką man tenai mano dukros ten sakė. Aš tiesiog mėgindavau jau apgaudinėti, tradiciškai slėpdavau alkoholį, kur tik tai manoma, tujose, medžiuose, mašinose, kieme tenai, už kiemo ribų, namie, visur, kur tik tai manoma. Ir aš... Ir vis man žmona sakė, kad tu nežinai, kiek geri, tu geri visą mėnesį, tu supranti, kiekvieną dieną aš sakau, nesąmonė, negali būti, aš tu negeriu, aš visą mėnesį, tai negali būti. Ir vieną dieną jinai sako, davai padarysim taip, aš braukysiu kalendoriui kryžiukus, kada tu geriai. Sakau, braukyk, pamatysi, kad aš taip nėra. Akurat mėnuo praeina, jinai sako, ateik, pasižiūrėk. Ateinu, jinai tenai viena diena tik tai blaiva buvo, kad aš negėriu, nežinau, gal ten pachmas buvo, gal kažkoks, dar kažkaip, tai gal buvau priėmęs sprendimą negerti mėnesį.
Va, bet viena diena buvo, kad negeriau. Ir aš sakau, ką tu čia pribraižiai kalendoriuje. Mes sakom, tai gerai, galim pasižiūrėti. Sako, vakar. Nu, vakar taip, užvakar. Taip žiūriu, akuratai. Negaliu prisiminti blaivios dienos. Ir tokių mėnesių buvo tikrai ne vienas. Va. Žmona kažkaip jinai sugebėjo priimti labai aiškų sprendimą, matydama, kad mano beprotybė gerint, jinai kažkaip jos rankose atsidūrė, aš nežinau netgi iš kur, reikės paklausti, kažkaip tai va. Tik žinau, kad yra tokia knygutė, galbūt girdėjote, Nematomas dramblys, ir ten yra prašyta, kaip reikia elgtis su žmogum priklausomu nuo alkoholikų. O jinai ten kažkaip tai kažką tai ten perskaitė, ir dalykas tas, kad jinai priėmė labai gerą sprendimą iš tikrųjų. Vaikams pasakė, kad su tėvu kol girtas absoliučiai nebendrauti. Va, ir jinai pati paėmė ir pradėjo, kaip sakoma, su manim girtų neturėti reikalų jokių. Va, visiškai. Jo, man tai buvo iš tikrųjų patogu. Va, man tai buvo patogu, bet tik tai, kad aš gėdinausi. Man buvo gėda, bet gėda ne ant tiek, kad jeigu dukra sakydavo, tėti, negerk, aš sakydavau, aš negersiu, vaikeli, aš einu, važiuoju reikalų tvarkyti, man reikia. Aš važiuoju, aišku, alkoholį pirkti ir gerti, ar vienas, ar su kažkuo. Va, ir dalykas tas, kad pas mane gyvenimas pradėjo griūti, šeima griūti, viskas šaibom, finansų turėjau, bet labai keisti santykiai darbe. Darbą buvau pakeitęs, nes darbą, kur eiti turėjau pagal reglamentą, tai yra nustatytom valandom, man visiškai netiko. Aš pradėjau dirbti, išėjau iš darbo ir pradėjau dirbti ant savęs. Aš maniau, kad aš priėmiau pats šitą sprendimą. O iš tikrųjų mano tiesiog gėrimo įpročiai mane vertė keisti grafiką paros eigoje. Ir aš pakeičiau darbą ir pradėjau dirbti pats ant savęs. Ir tada galėjau buhalinti kiek, kada norėjau, ir mėginti vis tiek uždirbinėti pinigus, nes labai bijau be pinigų likti. Na, va, ir galutinė variantė gėrimas visiškai pasidarė toksai, kad aš per paskutinius 15 metų iki atėjimo į anoniminius aš neturėjau ilgesnės kaip savaitę laikotarpio. Tiesa, vieną kartą turėjau 2,5 savaitės, bet aš tada gulėjau reanimacijai, irgi geras įvykis. Gulėjau reanimacijai, ligoninėje. Ir tenai, neturėjau 2,5 savaičių, aš turėjau ten 1,5, nes gavosi taip, kad aš savaitę gulėjau, kol tyrimus darė, o po to į reanimaciją, ten operaciją, vos neužverčiau kojų, ten pas mane rado pūlinį ten kepenyse. Iš tikrųjų pavojinga buvo situacija, ten dūrė, ten per diafragmą ir taip toliau, bet dalykas tas, kad išėjęs iš reanimacijos po 2 dienų, aš lėtai chalatą užsidėjęs nusileidau į 1. aukštą, perėjau per parkelį, nuėjau į parduotuvę ir su kateteriu, iš kurio bėga pūliniai, ir maišelį kišenėje, kuris guli, aš nusiperku vyną, grįžtu į parką ir aptarinėju savo reikalus, kaip čia aš išsisukau nuo mirties. Ir tokia va situacija, kaip aš čia toliau kažkaip planuot pradėjau savo gyvenimą. Na va, jau pasirodo, mano alkoholizmas jau turėjo savo planą. Ir galutiniam variante aš kaip po šitų įvykių aš tiesiog geriau pastoviai. Visi pasižadėjimai tiesiog bankrutavo visiškai. Aš jau savo žadėjau visiškai tuo įsitikinęs, kad kažkaip tai tie pažadai bus. Keičiau vietas žadėjimą. Vietas aš keičiau iš žadėjimo, čia įdomus dalykas. Nes namie žadėti man jau nepavykdavo, tada važiuodavau, nepavykdavo savęs įtikinti. Tada važiuodavau į mišką, ant kokio kalno, miške žadėdavau, ten kažkur tai žadėdavau, iškilmingai žadėdavau tenai, kad negersiu savaitę ir vėl tą patį vakarą prisigerdavau. Tiesiog nesugebėdavau atlaikyti tos įtampos ir perspektyvos, neužmigti, o užmigti tik paryčiais ir paskui šalto prakaito išpiltas, tenai vėl atsikelti, mėginti eiti į darbą ir vėl kitą parą, vėl negerti, vėl tas pats košmaras, aš nežinau tiesiog ką daryti, aš neįsivaizdavau, kaip be alkoholio užmigti. Ir galutiniam variante atėjo ta diena, kai aš sėdėjau prie alkoholio, žiūrėjau jį ir bijojau jį atsidaryti.
nes vakar jisai mano įtampos nenuėmė. Ir aš atsidarau, bijodamas gerti, užverčiu butelį, tada geriau vyną, nes nuo viskio ir nuo degtinės būčiau tikriausiai kojas užsienį ištiesęs su tokiais kiekiais, o su vynu aš dar pratempiau 7 metus. Ten visokiais gurmaniškais dalykais užsiminėjau, bet tai ten juokingai. Va, ir atsidariau tą vyną, įkaliau ir man pablogėjo. Tai yra buvo labai blogai, prieš išgeriant aš buvau. Ir čia ne apie pachmelą eina kalba, čia eina apie nežmonišką įtampą. Va. Ir aš sėdžiu visiškai išsigandęs, nežinodamas, ką man daryti rytoj. Aš supratau, kad įkliuvau. Šachas ir matas. Girtas tada gerdamas aš priimu sprendimą, kad eisiu į anoniminius alkoholikus, apie kuriuos nieko nežinau. Aš kitą dieną susiradau internete telefoną vienos iš grupės. Esu labai dėkingas. Aš neįsivaizduoju, tai tokios kaip atsitiktinumo tokio. Sakau, Dievas kažkaip tai taip stumė man tą mintį į galvą, kaip ta mintis atėjo. Aš negulėjau ligoninėje, jokių detoksų, jokių torpedų, jokių psichiatrų, jokių antidepresantų. Nieko aš viso šito dalyko neturėjau. Aš sėdžiu apie anoniminius alkoholikus, apie kuriuos girdėjau tik iš bendro išsilavinimo. Kažkodėl tai vidinė nuojauta yra, kad tai yra vienintelė vieta, kur galbūt aš kažkaip tai sugebėsiu nueiti blaivas miegoti, nors kažkurį tai laiką. Va. Ir aš jau su pagrindiniu tikslu, tai yra užmigti blaiviam. Va. Paskambinu dėkinga žmonėms, kurie pasirūpino šituo, kad taip surasti lengva į VDA Lietuvoje ir tau ten šou ištisas, ten tiek grupių, ten tu maudykis, nardyk, kiek nori tenai. Va, ir man tokiam tai buvo labai svarbu, nes aš nežinau, ar aš būčiau antrą kartą priėmęs sprendimą tokį. Va. Bet tas lengvumas, prieinamumas, kažkaip tai jisai man sudarė sąlygas tiesiu taikymui tenai, ne kažkur tai kitur. Va, ir aš šoviau. Kitą dieną aš atsiduriu grupėje. Skambino, buvo gėda, baisu, ten taip toliau, ten visi šitie jausmai tokie, kad eina savo dabar atpažins mane ir taip toliau, sėdžiu susirinkime, ten tam pirmam pamenu, atėjau, mane pasitiko, aš sėdu į kampą, užsidenginėjau veidą tenai, ten, taip, dabar, jo, situacija šiek tiek pasikeitusi, jo, visiškai man, tai, va. Ir dalykas tas, kad tik neatpažintų, kad aš gyvenau, kad aš sėdžiu anoniminės alkoholikose, va tai va. Va. Ir pavaikščiau 2 mėnesių negėrimo, absoliučiai pamušti visi gyvenimo rekordai. Aš vaikščiau po 1-2 kartus į dieną į susirinkimus, kiekvieną dieną ėjau. Va. Manyje buvo labai didelį įtampą, bet kažkokie perspektyvos jausmas, kad kažkas tai vyksta, man buvo, bet tik tai, kad dalykas tas, kad aš turėjau savo įsivaizdavimą, ką siūlo anoniminiai alkoholikai. Tai yra, kad žmonės sėdi ratuku tenai ir kalbasi. Kalbasi apie tenai, taip kaip jie tenai gyveno, ten kokie išgyvenimai, taip toliau, o išsikalba tenai, kalba apie gėrimą pasirodo, tenai pasijuokė, tenai gėrimo istorijos, aš galvoju, tai aš čia chebra irgi papasakosiu. Aš irgi atradau areną, kur aš galiu vėl duoti per savo susireikšminimą. Va čia tai jau aš ir tai jau parodysiu, kokie iš tikrųjų buvo gėrimai. Va, kaip reikėjo gerti. Na va, ir dalykas tas, kad aš pliurpiau irgi tenai, labai laukdavau aplodismentų, pritarimo ir efekto. Vėl viskas ta pati schema kaip ir gyvenime, tik pripažinkit. Va, ir mano būsena labai blogėjo. Bet tos būsenos blogėjimo metu aš buvau blaivas ir aš priminėjau labai keistus sprendimus. Vienas iš sprendimų buvo visgi pasirūpinti kažkaip tai šeima su galimybę pasitūsinti. Va, ir aš pakalbinau vieną žmogų ir mes išvažiavome 2 mėnesiams už Uralo
Ir tenai buvau nusprendęs uždirbti pinigų, ten vežti tam tikras prekes ir uždirbti babkių ir paskui pagyventi dar 2 mėnesius Gruzijoje, dar Paltajus, ten taip toliau nuvašim. Ir aš visus pinigus praktiškai išsivežiau, šiek tiek palikęs šeimai ir ten sėdau į betą, pradėjau gert ir vos iš tos Rusijos grįžau. Už paskutinius jau atsiųstus iš Lietuvos centus grįžau į Lietuvą, atsisėdau katilinėje, pamenu, sėdžiu ir nesuprantu, kas čia įvyko. Kažkoks apibendrintas vaizdas man susidarė ir aš suvokiau, kad blaivas aš esu pavojingesnis negu girtas. O čia tai bent. Aš pradėjau iš karto kitą dieną šoviau į anoniminius alkoholikus, ačiū Dievui, nuo to laiko aš daugiau nevartojau. 2 mėnesius einu, mano savijauta blogėja, įtampa nežinia kokie, skolas spaudžia, tenai viskas šaibom eina, o nemiga ir taip toliau. Ir aš einu į susirinkimą, man susirinkimo metu blogiau darosi, po susirinkimo dar blogiau. Tai yra visiškai, aš grįžtu namo, atsisėdu ir aš sėdžiu po 2 mėnesių lankymų ir klausiu savęs, Dieve, ką aš darau ne taip. Tas žodis Dievas, tai taip, kaip sakoma, tai va iššoko. Nes atėjęs anoniminius alkoholikus, kai aš išgirdau žodį Dievas, aš pasakiau, Hebra, jūs man šito dalyko tikrai neįgrūsite. Man reikia išmokti gerti, o tenai su šito dalyku tvarkykite, jums reikia, tai reikia. Ir aš kažkaip grįžau namo ir tada buvo klaiki savijauta ir aš sakau, Dieve, ką aš darau ne taip. Ir gaunu labai aišku atsakymą į galvą, ten tiesiai mano smegenyse nuskamba labai aiški frazė, tu nieko nedarai. Ir aš tada toliau sėdžiu, galvoju, kas čia tokio, taip toliau prisimenu, kad vieną vaikinuką mėginau pakalbinti po susirinkimo. Jis pasakė, neturiu laiko, bėgu, su globėju darysiu 5. žingsnį. Aš prisiminiau, kad kažkokie žingsniai yra, kad kažkokie žmonės minėjo kažkokį tai globėją. Kad ant sienos kabo kažkokie tai žingsniai. Aš galvoju, gal man reikia globėjo. Aš tą pačią dieną paskambinau žmogui, pas kurį pasiprašiau globos, kurį pažinojau, jis pasakė, kad žingsnis neveda. Jis man davė numerį ir aš paskambinau žmogui, kurį nepažįstu. Ir pasiprašiau globos, man buvo vienodai. Kas jis toks ir kaip, man tai buvo blogai, kad jeigu jis turi galimybę, galbūt įmanoma mane kažkaip išgelbėti. Ir aš pasiprašiau globos ir mes pradėjome eiti žingsniais. Labai tas mano ėjimas, tai žingsnis, tai toks, kaip čia pasakyti, ta frazė, kai skaitome iš knygos, kad jie nekalti, jie tokie gimė. Tai yra problema su sąžiningumu. Aš maniau, kad aš čia esu iš tų, kur aš nesu ir nekaltas, ir aš toksai gimiau, ir kad man šakės, ir kad pas mane su sąžinė yra tokios problemos, kad aš tiesiog nepajėgsiu ugdyti gyvenimo būdų, kuriam reikia griežto sąžiningumo. Tiesiog aš neatrasiu to savyje, manyje to nėra, aš nežinau, kas tai tokio, nes mano ryšys su sąžinė buvo tik tai vaidinti sąžiningą, tam, kad gauti naudos. O kad būti sąžiningu, kas tai tokio, aš nežinojau. Ir aš galvoju, čia apie mane tikriausiai man šakės. Bet dariau, ką galėjau, nors to, kaip ir minėjau anksčiau, kad to buvo nepakankamai, bet mes skaitėme knygą, braukėmės, man jis rodė faktus, aš žiūrėjau į tos faktus, juos mačiau atitikimą, bet aš nenorėjau jų pripažinti. Man globėjas sako, pas tave taip buvo, aš sakau taip, o iš tikrųjų viduje širdėje sakau, kad ne. Kiekvienas žingsnis man buvo absoliutus pasipriešinimas ir priešingybė tam dalykui, ką aš norėjau daryti. Ir aš kažkaip taip įsivaizdavau, kad aš kažkaip taip padarau tos žingsnius ir mano situacija pasikeis. Aš visiškai nesuvokiau, kad žingsniai tai yra pradinė startinė pozicija į normalų kažkokį tai gyvenimą. Ir kad tos žingsnius, kaip alternatyvas alkoholizmui, su Dievo pagalba,
man reikia taikyti tam, kad tuo, kad aš esu iš tikrųjų alkoholikas, nepaimtų viršaus. Ir kad žingsniai, iš esmės vienintelė, reali priemonė, kuri realiai veikia 24 valandas per parą. Tam, kad aš kažkaip tai gyvenčiau normalus tarp normalių žmonių. Aš šito dalyko nesuvokiau, eidamas pirmą kartą. Ir kai praėjau žingsniais ir padariau nemažai, tikrai nemažai devintukų, pas mane buvo devintukų sąraše, kažkas tai virš 40, aš jų tikrai didelę dalį padariau, bet dalykas tas, kad aš absoliučiai nesuvokiau, ką reiškia pasiduoti, ką reiškia gyvenimas nevaldomas. Aptakiai kažkokią tai informaciją aš savo galvoje turėjau, bet įsitikinti, kas tai tokio, aš nežinojau. Šiai dieną aš matau, kad mano valdomumas galutiniam variantui mane tiesiog atvedė prie visiškai paprasto dalyko. Tai yra prie alkoholio ir visiško psichologinio ir dvasinio bankroto. Ir nesvarbu, kas ten buvo kaltas, kas ten mane tenai pažeidė, įžeidė, ar tenai sumušė, ar dar kažkokių tai dalykų padarė. Bet faktas tame, kad tas įvykis manyje sukūrė tokią reakciją, kurios pasiekoje aš priimdavau sprendimus nuo pat vaikystės savo gyvenime, kad galutiniam variante aš turėjau atrasti alkoholį ir mėginau spręsti savo vidinės problemas alkoholio pagalba. Ir tas dalykas irgi nepavyko. Nepavyko nei per futbolą, nei per muziką atgauti kažkokios tai vidinės ramybės. O kai pasiprašiau, kai šitą dalyką pradėjau suvokti, kad kažkas ne taip ir kad reikia padaryti maksimaliai, kiek aš galiu, tai tada pasiprašiau antrą kartą globos ir pasiprašiau pa žmogų, turinti tikrai labai, kuris griežtas ir labai, kaip čia pasakyti, nepatogus, o būtent man tokio žmogaus reikėjo. Šiaip ir mano grupė pasižymė tokiu radikalumu ir aš tuo džiaugiuosi, kad yra labai skirtingų grupių ir tokiam psichui kaip man reikėjo labai griežtos, kur žmonės nevinioja žodžiai vato tiesiai šviesiai į kaktą pasako, ką darai ne taip. Mano globėjas tiesiog be ceremonijų man pasakydavo ir man to labai reikėjo. Kai aš pasiprašiau globos pas globėją dabartinį, aš buvau labai stipriai ant savęs supykęs dėl to ir savo buvau pasakęs, kad Robertai, padaryk kažką tai gyvenime iki galo. Tiesiog padaryk kažką tai, nors kažką tai gyvenime iki galo. Kiek gali, be jokių pasiteisinimų, be jokių nukrypimų, be jokių laiko neturėjimo, ar ten dar kažką, tai tenai, ar ten man skolos, ar ten manęs nemylė, ten visi šitie argumentai, nafik man nereikalingi. Robertai, tu tiesiog paimk, padaryk kažką tai iki galo. Ir aš viską dariau ir dar daugiau. Ir tada pradėjau matyti, kad iš tikrųjų, kaip aš noriu valdyti, kaip aš noriu kontroliuoti kitų nuomonę, emocijas, sprendimus apie mane, kaip aš noriu save kontroliuoti, kaip aš noriu apskritai valdyti, kiek tai giliai sėdi manyje, kad antras žingsnis tapo aiškus, kad tik tai galingesnė už mane jėga gali grąžinti man sveiką mąstymą, kad su tokiu mąstymu, koksai aš, man tik tai vienintelis dalykas tik tai gert ir numirt. Ir kad tikrai man reikia kažko tai labai galingo, kas kažkiek tai mano subalansuotų tos pusrutulius ir jų veiklą. Ir kad tai turi būti tikrai rimta jėga, atspara mano alkoholizmui. Ir pavesti save Dievui man tenka kiekvieną dieną, bet tai tampa kuo toliau, tuo lengviau, iš naujo kaip kiekvieną dieną. Bet dalykas tas, kad bet kokiu atveju žinau, kad tai žymiai geresnis variantas, negu man pavesti save savo. Jo. Tai žymiai geresnis variantas, čia švelniai pasakėt. O jeigu pažiūrėti į rezultatus ir ką aš turiu dabar gyvenime, tai yra tiesiog niekada pats to nebūčiau padaręs. Jeigu ne jisai. Jeigu ne mano prašymas, nežinau, tai kaip čia pasakyti. Nežinau, kaip išsireikti. Va, bet dalykas tas, kad tikrai buvo sunku pavesti save jam, nes
ką reiškia man savo gyvenimą pavesti Dievui, nes tai reiškia nustot kontroliuoti. Ašgi labai bijau prarasti kontrolę. Mano protas tiesiog reikalauja kontroliuoti viską. Va. O čia dabar taukšt neklausyti smegenų savo ligotų, jo, kurios per emocijas veikia vien tik tai, kurios išėjusios už normalumo ribų. Bet matymas to, kad aš tikrai nenoriu taip, kaip buvo, ir labai didelis vilties suteikė kiti anoniminiai alkoholikai, matydamas, kad jų keičiasi situacija. Vienų keičiasi lėčiau, kitų greičiau, bet kokiu atveju žymiai geresnė yra negu mano. Ir tų, kurie jau naudoja maksimaliai, kiek tik tai manoma, tos žingsnius savo gyvenime ir ryšių puoselėja su savo aukštesnė jėga. Ir judėjau tą linkme. Nors tikėjimo, kad man tai padės, nelabai buvo, bet aš pasakiau tiesiog, dar padarysiu viską. Ir viską, ką man siūlė globėjas, aš dariau, labai nervuodavo, nervas imdavo, ten nežinia koks, jeigu žinote, susipažinę esate, tai reikia globėjui pagal susitarimą skambinti, kai eini žingsniais vieną kartą į dieną. Tai aš taip pramazindavau, tai jau antrą kartą eidamas žingsniais, tai pramazindavau pražiopsodavau paskambinti, kad galutiniam variante man teko skambinti 5 kartus per dieną. Per šitą dalyką man globėjas parodė, kokia mano savivalė ir kiek aš galvoju tik vien apie save, o ne tai, apie tai, ką aš esu pasakęs, ką įsipareigojęs. Ir aš tada pamenu, kai 5 kartą jis man pasakė skambinti, aš pajaučiau jam dėkingumą ir parašiau žinutę atsiprašymą, kad aš labai atsiprašau, kad priverčiau tokį dalyką padaryti. Jam ten klausyti mano 5 skambučių per dieną. Ir aš labai pajaučiau jam dėkingumą. Jo visi patarimai, einant žingsniais, man labai buvo svarbus. Ypatingai tada, kai 9-ukus dariau su šeima, pavadinsim, tai skaitosi kaip liktai 2 kartą, bet iš tikrųjų tai ne 2 kartą buvo, tai buvo 1 kartą. Ir tai buvo po to, kai jau šeima jau pradėjo pasitikėti manimi. Kuo tai pasireiškia? Reiškia, aš su dukrom ir su žmona padariau 9-ukus tada, kai jos pradėjo pasitikėti manimi. Ir dar kartą. Kuo tai pasireiškia? Pasireiškia tuo, kad jie jau nustojo bijoti man pasakyti kažką nemalonaus. Ir va šitas dalykas, kai atsirado, manyje irgi atsirado aiškumas, kad aš nenoriu grįžti į ten, kur buvau. Ir aš noriu padaryti viską, kad mano gyvenimas pasikeistų. Nepriklausomai to, ar aš būsiu šeimoje ar ne, bet šiaip tiesiog noriu pakeisti su Dievo pagalba. Ir tada globėjas pasakė, kad padarys su kiekvienu atskirai, su kiekvienu su dukra, su kita dukra, su žmona padariau 9-uko, po to pasakė, kad dabar susėdė ir su visais 3 padarai. Tai sėdėjo abi 2 dukros ir žmona. Labai geras ten 9-ukas buvo, ten tai įspūdingai. Dalykas, tas labai svarbius dalykus išgirdau, ir nemalonius, ir viltį turinčius. Bet svarbiausia, kai aš uždaviau klausimą, kaip norėtumėt, kad būtų ateityje, kaip jūs įsivaizduojate, man buvo labai aiškiai pasakyta, kad noriu matyti šeimoje normalų vyrą, ne psichą vaikščiantį kaip krištolinį, kurio negalima pirštų paliesti, nes jisai tu jau ten pradės rėkti ir dar ten kažką, tai priminėti kažkokius keistus sprendimus. Norim tiesiog žinoti, kad tai yra adekvatu. Būtent tai ir siūlo adekvatumą, būtent žingsniai. Ir šitas dalykas man tapo vienu esminiu. tą pasitikėjimą reikėjo didinti ir būtent didinti savo veiksmais, nereikalaujant pripažinimo ir dar visų šitų velniavų, per kurias aš ėjau visą gyvenimą. Ir taip po truputėlį, kai pas mane situacija šeimoje pradėjo keistis,
Tiesiog. Ne, po truputėlį iš tikrųjų pradėjo keistis greitai. Va. Ir jo susitvarkė, iš tikrųjų labai daug dalykų. Va, ypatingai didelį, aš kažkaip tai taip tokią poziciją priėmiau, kad Roberto neklausinėk, kaip turėtų veikti žingsniai, neklausinėk, nesiaiškink ir neįsivaizduok, ką turėtų jie duoti ir kaip. Tu tiesiog daryk juos ir viskas. Ir melskis ir daryk, taisyk, bus klaidų ir taip toliau. Nes 6-7 žingsniai, kurie parodo mano būdo trūkumus, aš matau, kad visą laiką mano būdo trūkumai yra budėjimo režime ir startiniai tokiai pozicijai. Va. Ir kažkaip tai man reikia kiekvieną kartą situacijoje, kiekvienoje konkrečioje situacijoje perlipti per savo egoizmą ir prašyti Dievo pasielgti pačių tinkamiausių būdų. Ir jeigu nesigauna, tai yra 10, 9 žingsnį. Yra 4, šitos dalykus visus naudoju. Va. Šiai dienai niekada nesėdžiu be globotinių. Buvau vieną kartą, čia buvo prieš 4 metus, tai vos jau ten buvo tokia pavojinga situacija, kad būtent tik tai ir globotinis mane ištraukė ir nuo to karto aš jau be globotinių kažkaip tai jų ieškau, bet taip tiesiog paskutiniu metu, nežinau, gal 3-4 metus tai ir ieškoti nereikėjo. Tiesiog daliniesi savo patirtimą ir viskas. Va, bet dalykas tas, kad tai, kokį suvokimą ir poziciją, kokią man nustatė anoniminiai alkoholikai, aš to pats niekada nebūčiau gyvenime padaręs. Įdomus toks dalykas, aš nenoriu pagražinti situacijos, bet iš tikrųjų yra taip. Mano savijauta, aš norėčiau, kad jinai būtų geresnė, vidinė. Tai yra nerimo bangos, šiaip tokia įtampa, jos atsiranda tikrai ir dažnokai. Bet kaip be būtų keista, tokioj būtent situacijoje aš galiu gyventi normalų gyvenimą ir mano aplinka keičiasi. Aš nežinau, vaikai sako, tėti, norim su tavim keliauti labiau negu su bet kuo, negu su savo draugais. Tenai, aš nežinau, čia pasakyti, dukra skambina, sako, išsiskyriau su draugu, tėti nori su tavim pakalbėti. Aš sakau, kodėl ne su mama? Sakau, su mama aš verksiu, su tavim aš pakalbėsiu, davai varom. Tiesiog tokios dovanos, su žmona tarėmės, aš mokinuosi tartis, nenurodinėti, neaiškinti savo pozicijos, o tartis ir viską, netgi smulkmenas, aš kviečiuosi ir sakau, kaip tau atrodo ir taip toliau ten, ir kalbamės. Ja. Va, šiai dienai važiuoju, kai susirinkimą anoniminių alkoholikų, aš paklausiu, ar nieko nereikia, gal reikia kažką tai padaryti, padėti. Jeigu pasako kažką tai padėti, aš iš esmės priimu sprendimą padaryti tai per 1,5 kokios sekundės, 2. Iš karto tiesiog aš einu ir darau. Jokio atidėjimo nėra. Aš patologinis buvau vėluotojas. Dabar jau sumažėjo to vėlavimo gal 90% iš tikrųjų. Tiesiog pasakau žmonėm, tai tiesiog kitokia situacija, aš negaliu iš tikrųjų, nes iš karto gaunu per būseną, jeigu aš pradedu, kaip pavadinsim, nusidėti savo mintise, žodžiuose ir veiksmuose, jeigu šitie 3 dalykai nesutampa nors kažkur, tai man iš tikrųjų yra nelabai gerai. Aš todėl jau negaliu užmerkti akių, nes tiesiog pamatau savo vėl tą dvilypumą, polinkį į tuos dalykus. Va, bet kas įdomiausia, kad keičiasi viskas va taip aplinkoje ir aš taip labai džiaugiuosi kažkaip tai, kad aš gimiau tada, kada yra anoniminiai alkoholikai. Nes taip tai tiesiog neįsivaizduoju, ką tokiam tipeliui veikti toliau būtų, tai net nežinau. Na va, tai tiek tikriausiai šiandien. Labai dėkingas, tiek turėjau laiko pakalbėti su jumis. Tiksliau pačiam pasisakyti. Ačiū, kad išklausėt. Ačiū, Robertai, tam. Nevertinsiu, bet man patiko. Gerai tada dabar. Gal tu tie kas kokių klausimų prašom. Smil noriu. Žydrė alkoholikė, labas vakaras, galiu užduoti klausimą. Taip, sveiki.
klausimas, bet taip toksai būtų, vat kai gyvenime būna dabar pas jūs, sakykime, vis tiek stresinė situacija, sunkesnė kažkokia, va, kaip minėjot, ar tai nerimas, tai normalu dar ateina kažkoks. Kokius įrankius naudojat, kaip jūs elgiatės, kaip iš to išeinat, vat, koks jūsų tas būdas tų įrankių. Ačiū labai. Jo, ačiū labai už klausimą. Iš tikrųjų, nerimo atsiradimo yra du momentai. Tai yra neišspręstas klausimas kažkoksai tai, kurį būtina išspręsti, o aš jį atididinėjau. Tai čia šiuo atveju, mano atveju, kol aš jo neišspręsiu, malda taip palaiko mano savijautą, bet iš tikrųjų, aš pamenu, čia neseniai gal prieš mėnesį buvo tokia situacija, kad jaučiu nerimą, viskas normaliai. Aš jums šakės. Sakau, Dieve, kaip čia man tvarkytis, kaip tvarkytis. Sako, va tai, ir aš žinau, kad aš žmogui esu pažadėjęs ir dieną pavėlavau savo pažadą įvykdyti. Va, ir aš taip aiškiai, va, taip, man kaip nuskamba galvoje. Išspręsiu klausimą, baigsis nerimas. Aš nuvariau iš karto tą pačią dieną, sutvarkiau, ten padariau, ką buvau pažadėjęs, baigėsi. Tai va, tai vienas toks dalykas, jeigu yra neišspręsta problema. Kai 9 padariau, dar ne visi iki galo, labai daug dingo. Bet būna, atsiranda, kaip lyg tai atrodo, iš niekur. Man čia labai padeda 7 žingsnio malda. Mano kūrėjau, dabar aš esu pasirengęs, kad tu mane priimtų visą, gerą ir blogą. Tai yra tas sugebėjimas per maldą prašyti jo, kad priimtum save bet kokį, su visais savo trūkumais, ir tikrai esu ne Dievas, ir tas jis man labai padeda. Tai 7 žingsnis jisai mano gyvenime ir 7 žingsnio malda užima vieną iš pagrindinių vietų. Vakare, ryte. Tai va. Ačiū labai. Prašom. Norėčiau paklausti, dabar man nėra labai daug dar tos blaivybės, bet mane visi aplinkiniai vis skubina eiti daryti žingsnius. Aš juos darau savyje, taip darau. Bet eiti ten su globėju, kaip aš pradėjau daryti savyje, taip, aš jutau, kad aš ilgiuosi ne taip. Ir dabar man po kol kas aš sėdžiu, taip sakykime, ramybėje, per visus žingsnius iš karto prisitaikydamas juos savo, bet man vis iš šono vis paspardo eiti daryti žingsnius. Aš nematau reikalo. Kaip jūs manote į tai? Kaip? Kada ateina tas laikas, kada daryti? Man dabar tik be porą pokaičių, tik mėnesį blaivybės. Jo, ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, toks mano atveju toksai variantas buvo. Aš praėjau žingsniais ir tada tik tai suvokiau, kas yra alkoholizmas. Tai kaip bebūtų keista, ne? Aš praėjau žingsniais ir tik tai tada pasiekiau savo dugną. Čia tikriausiai gal dėl to, kad aš ligoninės negalėjau ir taip toliau. Va. Bet kuo anksčiau aš tai padarau, tuo anksčiau man ateina suvokimas, ką man su tuo daryti. Ir dabar klausimas, tas pirma dalis, tai yra pačiam žingsniais einant, ne? Eiti pačiam žingsniais. Įsivaizduokit, stovi Boeingas, lėktuvas, ir man pasako, patvarkyti variklį. Aš suprantu, mačiau lėktuvą ne vieną kartą. Aš suprantu, kad taip. Ir aš atinu ir pradedu tvarkyti, paskui skrendu pats ir nukrentu. Antrą kartą skrendu, nukrentu, trečią kartą. Ir man ateina ir pasako, gal tau pagalbos reikia? Žmogus, kuris žino, kaip tas variklis turi veikti. Aš prisitrankęs su tuo lėktuvu ten nežinai kiek kartų, galų galę paimu ir sakau, gerai, paaiškink man, kaip ten tas variklis veikia. Ir aš atinu, pasiprašau globos, man paaiškina, aš sėdu į tą lėktuvą ir jau po truputėlį pradedu mokintis atsargiai skristi su juo. Tai va, o pačiam iš pirmo karto, tai kur aš nuskrysiu? Tai čia, tai va,
Įdomumas yra tas, kad aš greitai perskaičiau tą knygą, po antro susirinkimo nusipirkau knygas, mėgau skaityti, bet aš perskaičiau taip, kaip man atrodo. O man atrodo tik tai taip, kaip atrodo alkoholikui. O čia reikia perskaityti taip, kaip reikia. Ne kaip atrodo, nes kaip atrodo, aš eisiu gert. O taip, kaip reikia. O reikia, aš gert neisiu. Nežinau, jeigu atsakiau. Rainoras alkoholikas, ir man vėl priešinasi viskas, nes vėl man liepia. Kai liepia, man nusideda blokas. Taip. Galima. Tu paklausk, bet žinok, yra žmonių dar norinčių irgi paklausti. Žinai, taip patimėsim. Okay. Ačiū. Gerai, prašau. Sakyk, Robertai, galbūt galėtum pasidalinti 10 žingsnio dienos bėgyje konkrečias situacijas ir tada taikomą įrankį. Tas nuolatos stebėjome save ir jei būdavome neteisūs. Tai kas galbūt šiandien, vakar, ar jau tau išsipildė 9 žingsnio pažadai ir sekasi intuityviai. Ačiū tau labai. Žinot, kai man davė globėjas ir dabar aš globotiniams duodu rašyti inventorizaciją iš pradžių, siunčiant čia mano globotiniai ir aš kaip siunčiau savo globėjai, po truputėlį formavosi įprotis nuolatos stebėti save. Ne? Jisai iš tikrųjų man ir nebuvo svetimas, bet šiaip gyvenimo eigoje. Bet kokybė stebėjimo, tokia kokia jinai yra dabar, aš niekada jos dar neturėjau. Ne? Tai dabar man yra automatiškai. Iš tikrųjų, aš automatiškai, kai ryte atsikeliu, aš pasižiūriu, kas su manim darosi ir taip toliau. Tai, aišku, tas pasižiūrėjimas yra pamaldos. Ir yra orientyras toksai paprastas. Labai svarbu, kaip aš nugyvenau vakarykštę dieną, nes vakarykštė diena bus atgarsis man šioje dienoje emocionalia prasme, ne? Emocijas, prisiminimai ir taip toliau. Kaip be gaila, bet iš tikrųjų daro poveikį vakarykštė diena. Ir man labai svarbu yra šiandieninėje dienoje su žmonėmis kalbant, pasižadėti jiems padaryti kažką tai tokio, kas iš tikrųjų mano jėgose, neviršyti tų savo įsivaizduojamų pajėgumų, iš tikrųjų, kad tai būtų realu. Ir kitą dieną tą dalyką mėginti įgyvendinti, jeigu aš esu pažadėjęs, kad kitą dieną padaryčiau. Pažadu tik tai tiek, kiek iš tikrųjų galiu, ne daugiau. Nes jeigu aš daugiau pažadėsiu, mane kils įtampos ir man pradės rauti stogelį. Tai pradedi adekvačiai žiūrėti į savo galimybės ir elgtis absoliučiai kitaip, kaip anksčiau aš elgdavausi. Tai yra prisižadėdavau, kas tik tai nori, visi stokit eilę, visiems pažadėsiu viską. Ir mėginu paskui daryti ir nežinia, kas gaunasi. Tai šiuo atveju man labai svarbu pažadėti tiek, kiek iš tikrųjų galiu, bet tuo pačiu ir nedaryti savo nuolaidų kažkokių tai. Gaudyti tą balansą. Ir šito dalyko tenka mokytis, iš tikrųjų. Jeigu aš matau, kad visgi viršiau savo galimybės ir nespėju, arba kažkas tai kitaip susiklosti, aš tiesiog iš karto skambinu žmogui, pranešu. Iš karto. Tai labai labai man svarbu, nepriklausomai nuo to, kad kartais ir baisoka. Dabar paskambinsiu ir pasakysiu, kad atleisk, bet negaliu šito dalyko padaryti. Bet šiai dienai mano poreikis turėti kažkokį tai įvaizdį, jisai yra tikrai gerokai sumažėjęs negu anksčiau. Tai dabar galiu paskambinti ir pasakyti, kad negaliu, jeigu taip ir atsiprašyti. Ta dalyką padarai ir viskas. Jeigu, tai tiek, labai paprastai. O jeigu 9 žingsnio pažadus kalbėti, tai
Nu, tarkim, labai aktualu alkoholikui yra finansinis klausimas. Tai va, aš, tarkim, atsisakiau, per paskutinius porą metų atsisakiau darbo, kuris finansiškai gerokai daugiau pinigų nešė. Vieną dieną aš tiesiog atsisėdau, pagalvojau, ką aš noriu daryti, ką aš moku geriausiai. Va, ir kur aš galėčiau būti labiausiai naudingas. Ir aš pamačiau, kad kažkaip tai Dievas taip pasirūpino, kad jis vedė mane į tą sritį, kurį aš kažkada tai anksčiau turėjau reikalų su to darbu. Ir aš priėmiau sprendimą, ryšau su tom veiklom, kurias 20 metų dariau. Ir mano šeima laiminga pasidarė. Aš buvau priverstas atsisakyti tos veiklos, bet dalykas tas, kad šiai dienai aš pats taip džiaugiuosi, kad viso to nėra. Yra paprastesnis darbas, yra mylimas darbas ir aš labai gerai jaučiuosi. Ir pinigų atrodo likti turėtų būti mažiau, o jų normaliai užtenka tiek, kiek iš tikrųjų visiškai užtenka. Nežinau. Nu, tai nustosime bijoti finansinio nesaugumo. Iš tikrųjų, priėmiau ten tada sprendimą, nebijodamas dėl pinigų. Tai va, tarkim, kad ir šitą dalis. Nereikalingumo jausmas, jeigu taip kalbėti, tai kol turėjom spikerinę, aš turėjau 3 globotinius skambučių, jiem parašiau žinutės, kad susiskambysim vėliau. Tai čia taip, bet ir šiaip vaikai kreipiasi, kiti žmonės kreipiasi. Jeigu, tai normalizuojasi gyvenimas, tampa normalu, bet tai reikalauja laiko. Laiko, mano atveju sveikimas, judėjimas per gyvenimą žingsnių pagalba, Dievo pagalba man reikalauja laiko. Norėčiau, kad būtų viskas greičiau, šiek tiek. Kalbu apie vidinę savijautą. Bet yra taip, kaip yra. Nežinau, ar atsakiau. Ačiū tam. Žilvinai, ačiū tau už kantrybę, prašau. Tu mane kaip visą laiką bandai, Rena. Sveikas, Robertai, klausimėlis toks. Labą. Turi patirties nemažai su globotiniais, vis tiek gal yra buvę, kai, paima, einant žingsniais, globotinis paima užpilą. Kokie tolimesni veiksmai, jeigu vėl tas žmogus prašo tęsti darbą. Ačiū. Labai geras klausimas. Pas mane dabar globotinis, kuris man dabar skambino, jisai prieš 2 dienas, prieš 2 dienas nustojo gert, buvo trumpam įkalęs. Aš galiu pasakyti, kiek čia pas mane gal yra 3 globotiniai, kuriuos aš esu vedęs ir jie einant žingsniais visą laiką užgerdavo. Vienam gerimas baigėsi 5. žingsnėje, kitiems gerimas baigėsi 9. žingsnėje. Iš tikrųjų, realiai, aš nuo pradžių neskaičiau net. Mes tęsėme toliau. Ir tai aiškiai parodo, kad jokia žmogiška jėga nesustabdys nuo gerimo. Tik tai Dievo tai reikalai. Bet dalykas tas, aš tiesiau ir varom, sakau, varom toliau. Ne nuo pradžių, varom toliau. Jeigu nori žmogus eina, juda toliau. Man skambina būdavo, einu į parduotuvę, viskas gersiu, sakau, varyk, jeigu gyvas būsi, skambink. Skambina. Iš tikrųjų, bet varom toliau tiesiog, o ne nuo pradžių tenai dar kažką tai. Ne, tiesiog 9 išsprendė, baigėsi gerimai visi. Baigėsi įtampos tenai, susitvarko, galų galia pusė 9, viskas pažadai, pirmin, taip kaip knygoje parašyta, kaip ir man buvo. Tai taip. Dar kitas klausimas. Kaip santykis su kitom grupėm? Vaikštai į kitas grupės. Ačiū. Esu kitoj grupiai. Dabar šitą. Kaip čia pasakius? Ar globėjas neleidžia?
Provokuojantis klausimas, nes esu girdėjęs, negražių kalbų, jeigu iš tiesų, tai turbūt žinai, apie ką kalbu. Jo. Ačiū. Mano ausis šito dalyko neišgirdo ne kartą. Va, tai dalykas tas, kad... Tai aš negalėjau į kitas grupės, kiek kartų norėjau nuvaryti į kitas grupės, bet tiesiog taip gavosi, kad pas mane dabar sena mano veikla, kurią aš jau, kaip ir minėjau, labai apskaitai vienos atsisakiau, kitą mažinu, jinai susipina su tuo nauju darbu. Ir mano režimas buvo labai įtemptas. Ir dar globotiniai. Ir aš tiesiog, nors į savo grupę nuvažiuoti, daug dievė, ir ten pabūt naudingu. Tai va toks dalykas man buvo labai svarbus įgyvendinti. Bet šiaip tai, jeigu pakviečia, tai jeigu paspikeriauti ar ten kažką, tai tikrai jokių problemų. Ir globėjo, mano ausis negirdėjo to, kad man jisai sakytų, kad kažkaip tai kita grupė. Ir iš tikrųjų aš to dalyko, kaip sakome, laisvas tam. Gerai, ačiū. Paskambink, kada įkaltim kavos, iki. Okay. Pas mane Aurelija rodo, arba nerodo. Kaip? Aurelijus, prašom, perskaičiu. Prašom, Aurelijau. Aš norėjau čia paklausyti Roberto, kaip sakė, norėjo būti visur pirmas muzikoje, ten futbole norėjo būti pirmas, kaip vaikystė. Dabar toks klausimas, aš kažkaip prisimenu save, kad aš norėtų dažnai būti pirmas. Bet dabar, kaip yra anoniminis alkoholikas, ar irgi tas yra dar tas norėjimas būti pirmam kažkom tai išskirtiniam ar dar kažko tai rodyti. Ir antras toks būtų iš 6-7 žingsnis, kaip jūs suprantate 6-7 žingsnį ir kaip tas vyksta. Ačiū labai už konkrečius klausimus. Reiškia taip, su tuo susireikšminimu visur ir viskame. Taip pat ir ateini anoniminis. Aš kiekvieną kartą prieš susirinkimą meldžiuosi. Mano malda yra tokia: Dieve, padėk man būti naudingu taip, kaip tau šito reikia. Ir tai ne šiaip su žodžiai, o aš tiesiog sėdžiu ir laukiu, kada iš tikrųjų tas dalykas atgarsiai turės manyje. Ir lygiai taip pačiai, dabar prieš spikerinę aš tą dalyką dariau. Ir tai labai mažina mano susireikšminimą. tą dalyką tenka stebėti, bet aš žinau tik tai tokį dalyką, kad mano smegenys žymiai geriau veikia, kai nėra reikšmingumo, susireikšminimo. Aš šitą dalyką esu patyręs. Aš kažkaip tai žymiai labiau esu naudingas ir savo, ir kitiems, kai nėra to presingo, susireikšminimo. Pavadinsim taip, susireikšminti neapsimoka. Tą dalyką esu patyręs ir dar be to, kaip sakoma, man tas susireikšminimas lenda jisai lenda, bet tiesiog aš nenoriu tam būti. Lenda, nenoriu, prašau Dievo, kad paimtum. Ten pavydas lenda kiti dalykai. Pamatai tenai moteris su gražia mašina, dar negana to, ten stalčius atsidaro, ten, kiti sugeba, ten stop, davai, Dieve, pašalink pavydą tenai, ten dar kažką tai. Dieve, pašalink mane iš tenai, kur neturėčiau būti. Parodyk, kur ir viskas, ir prašai, ir taip ir keičiasi tas matymas ir kažkaip tai žymiai geriau, žinokite, tiesiog iš vidaus žymiai geriau. O dėl 7 žingsnio, tai vienas dalykas, aš
pas mane šitam kambaryje stovėjo labai didelė biblioteka knygų. Tai buvo nuo Senojo testamento, ten buvo Koranas, Bhagavad Gita, tenai buvo visa filosofijos ir psichologijos tenai serijos, tenai aš skaičiau knygas, skirtinės knygas ir taip toliau. Mėginau save pakeisti, pagerinti, patobulinti. Ir prasigėriau. Faktas, kaip blynas. Ir būtent 7 žingsnis man ir sako, nustok šitą dalyką daryti. Tu tiesiog prašyk Dievo, kad jis pašalintų tuos būdo trūkumus, kuriuos tu surašai 6 žingsnyje, prašyk jo. Čia jo darbas. Aš to dalyko nesugebėjau per 50 metų padaryti. Daugiau aš kaip ir nenoriu ten įlysti. Bet kiekvieną kartą aš tiesiog jo paprašau, Dieve, pašalink, jeigu gali. Jeigu čia šitas būdo trūkumas, jisai neturi būti, padėk man. Ir labai lengvai su pavydu kažkaip tai susitvarkė. Nežinau, labai galingai. Tai va, 7 žingsnis paprastai taip, tiesiog aš prašau jo. Nuolankiai prašėme tos trūkumus pašalinti. Va, mano reikalas prašyti, o kaip jisai tą dalyką padarys, tai čia, tai va tiek. Ačiū, Robertas. Diana, prašau. Diana, alkoholikė. Robertai, gal tu prisimeni, kai pamatei žingsnius, ar turėjai kažkokį savo įsivaizdavimą, apie ką tu ir sakai, kaip aš su savo tokia nesveika galva suprantu žingsnius ir kaip įsivaizdavimas pasikeitė, gal čia labiau apie tai, kai atsiranda baimė, žinai, 9 žingsnį atlyginti žalas ir ojojojo, aš jų nedarysiu. Taip, dėl 9 žingsnio, tai, aš jau kaip ir minėjau, aš savo buvau labai ant savęs supykęs ir pasakiau, padaryk, Robertai, nors kažką tai iki galo. Tai va, su globėju tarėmės ir dariau tos žingsnius. Aš nekreipiau dėmesio į bijau, ten dar kažką, tai šitie dalykai manyje yra tiesiog deformuoti. Man reikia atlikti veiksmą, tai buvo labai labai svarbu. Veiksmą ir jį padaryti kokybiškai. Pasistengti, kiek galiu aš tą dieną kokybiškai. Va. Tai tiesiog ėjau ir dariau, nepriklausomai nuo to, kaip aš jaučiuosi. O aš jaučiuosi kaip alkoholikas, deformuotai, mutantas. Tai va, man jausmais, emocijom remtis yra, gal, Robertėlį, gal nereikia šitą. Va. O dėl įsivaizdavimo, ką gali žingsniai padaryti, tai buvo sunku šito dalyko atsisakyti, bet žymiai palengvėjo labiau, kai aš pradėjau, suvokiau, kad Dievas žymiai geriau žino, kaip turi būti. Ir su šita fraze susigyvenau. Tenka susigyventi vis iš naujo, nes kiekvieną vakarą tai guluosi į lovą ir kol nepavedu save jam, aš neužmiegu. O užmiegu labai greitai, tai gaunasi, kad pavedu pakankamai greitai. Iš tikrųjų, tai nėra žodžiai, tai yra iš širdies. Iš širdies tai yra ne šiaip nuoširdumas kažkoks, o tiesiog suvokimas ne informacijos, kuri ten galvoje tūpė, o į šitą vietą. Ir iš tos vietos aš guliu, žinau, kad iš tikrųjų yra tas judėjimas, pavedu save jam. Ir nežinau, manyje net nėra baimės, ar aš atsikelsiu rytoj ar ne. Tiesiog užmiegu, žmona sako, o, broli, ką tik atėjo ir jau kvėpuoja, žinau, viskas. Būtent po tos maldos. Tai va, tai labai tas dalykas padėjo man. Neįsivaizdavimas, o Dieve, tu geriau žinai. Tai, ką aš savo siūlau, tai čia nieko bendro. Bet nebuvo lengva atsisakyti įsivaizdavimą, tikrai. Nes turėjau visur, ašgi turiu savo versiją, kaip kas turi veikti. Nes aš labai noriu kontroliuoti, va dėl ko yra. Aš noriu ir kontroliuoti žingsnius. Dabar tai nėra taip, bet anksčiau taip buvo. Tai Diena, nežinau, ar atsakiau. Ačiū tau. Dar turim 5 minutės, prašom, kas nors.
Apie vaikus galit klausti, apie bet ką, aišku, iš tikrųjų, nėra klausimo, kurio negalėtumėt užduoti. Nu. Tai kaip žmonas pasisekė susigrąžinti? Žmonės artimus? Žmona. Ai, žmona. Labai, oi, geras klausimas. Labai geras klausimas. Galima būtų atskirą spikerinį padaryti. Ne aš susigrąžinau, o mane priėmė atgal. Tai vienas dalykas. Priėmė atgal. Po to, kai galima buvo jau manim pasitikėti. Būtent priėmimas, jis įvyko kažkaip tai plius minus tuo metu, kai ir dariau 9. Bet jau buvo padaryta įdirbis tam tikras. Tai aš suprantu, kad manim galbūt galima jau buvo pasitikėti. Turėjom pokalbis, kalbėdavomės. Neieškojom kaltų. Mano žmona šiaip neieško kaltų. Tai tokia yra. O man reikėjo šito dalyko išmokti. Tai va, ir ėjimas žingsniais, jisai, kai aš pasiprašiau antrą kartą globos, pas mane nebuvo su tikslu grįžti į šeimą arba ten kažką tai. Ne, aš norėjau tiesiog padaryti šitą dalyką sąžiningai. O kaip tai suveiks, ar aš grįšiu ar negrįšiu, čia buvo ne mano reikalas. Ne dėl žmonos, ne dėl vaikų, ne, dėl savęs. Dėl savęs, tai tiesiog, Robertai, padaryk kažką tai iki galo. Tai va. Po to kažkaip tai viskas. O dabar tai nežinau, dabar tiesiog būna paklausit, kada važiuosi susirinkimą. Ne todėl, kad nori manim atsikratyti, ačiū Dievui, o todėl, kad tikriausiai nenori, kad baigtųsi visą tai, kas dabar yra. Tikriausiai dėl to. Kalbamės. Domisi. Vaikai domisi. Pačios uždavinė. Anksčiau lindavau su savo pats pasakojimus, o dabar kažkaip tai nekalbu, bet jos klausinėja. Man mato, ką tai gali padaryti tą žingsnį programa. Puikiai supranta apie šitos dalykus. Nori ateiti į atvirus susirinkimus. Ypatingai vyresnė. Tai va. Nežinau, su Dievo pagalba. Taip gavosi. Ačiū tau. Toks... Ačiū tau už klausimą. Dainorai, prašom. Tikriausiai prie galo einam, bet neskubėkime, laiko turim, autobusas palauks. Prašom, Dainorai. Trumpai, aš dar net žingsnius neėjau, kas tie 9 yra. Čia 9 žingsnis ar čia kas? Ačiū. Ai, 9 žingsnis, tai pavyzdžiui, pasiskolinai 50 eurų ir slaptaisi po biškį. Slapstaisi metus, 2, 3. Va, o paskui prasigeri, pasiprašai globos, su globėju skaitai 1, 2, 3, aiškinisi 4, 5, 6, 7, 8, iki 9 ateini ir parašai tuos, kuriem esi skolingas, pridaręs kažkokių tai nesąmonių, dėl kurių slapstaisi, dėl kurių gėda ir kurias norisi pamiršti, geriau išvažiuoti į užsienį. Ir tada susitarę su globėju viską, kada tu darysi viską, tiesiog paėmė paskambintam žmogui ir sakai, pamenė aš tau, skolingas buvau 50 eurų. Jis sako, taip, žąsinė, pamenu. Nu tai va, tai praėjo 4 metai
infliacija, taip toliau. Jeigu aš tau atiduosiu 120, ar būsim atsiskaitęs, jis sako, tinka, viskas, bats, cio. Atsiskaitęs žmogum, su tuo problema dingo. Ir taip su visais. Taip, bet jokių būdų ne pačiam reikia daryti 9 žingsnį, nes aš ir atiduosiu po 4 metų 50 eurų, nors 50 eurų prieš 4 metus ir dabar yra skirtingi pinigai absoliučiai. Ir tas žmogus paėmęs tos 50 eurų pagalvos, ką čia man atidavė. Geriau būčiau neėmęs. Ne, tai ne 9. Dėl to reikalingas globėjas, kuris ir pasakys, ar teisingai yra įvardinta, kiek esi skolingas ir taip toliau. Tai vat, aš taip dariau. Na, turiu menį, kad man taip reikėjo daryti. Sumos buvo didelės. Ačiū Dievui, šiai dienai aš neturiu absoliučiai skolų ir apie tą skolą, kur buvau įkišę šeimą visą, aš atsiskaičiau. Ar atsakiau? Ačiū labai. Kas turi kaip klausimų? Ačiū. Kokie visi drausmingi, blium. Na gerai, dar palauksiu minutę. Ir skaitysime tada pabaigos žodžiu. Kristina turi klausimą alkoholį. Ok, Kristina, prašau. Sveika, Kristina. O jeigu nustoja skambinti globinukai, ar tu paskambini jiems paklausti, kaip jiems sekas? Jo, vieniems paskambinu, kitiems, jų, matot, pas mane, kaip pavadinsim, pagal skaičių yra daug. Bet skambinu tiems, kurių seniai nemačiau ir skambinu. Bet yra, kuriems neskambinu. Tiesiog tai. Viskas. Va toks dalykas. Visiems neskambinu, nes jų ten pas mane, žinokit, dabar link, nežinau, link 40, žinokit, gal. Nu, tai, jo. Bet jeigu man, pavyzdžiui, neskambina globotinis, kada yra nurodyta, aš visą laiką siunčiu klaustuką, paskui skambinu. Ja. Labai klastinga liga, labai klastinga. Tai nepalieku aš ją. Tai vat. Ačiū. Tai Kristina. Rūta alkoholikė, labas vakaras. Sveika. Ačiū pasidalinimą. Toks klausimas, o dabar apie globinukus kilo, aš taip pat nepraėjusiu žingsniu blaivybėje 10 mėnesių. Norėjau paklausti, kaip jūs jaučiatės, ar kaip išleidęs globinukus iš savo jau globos, ar jūs jaučiate nerimą dėl jo, ar jaučiate kažkokius jausmus, ar dėkingumą, ar palaimą, ar džiaugsmą, ar pasididžiavimą. Nu, įvardinkit, kaip jums gaunasi išleidus į gyvenimą, pavadinkim, globinuką. Ačiū labai. Labai ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, visi šitie dalykai, kuriuos jūs išvardinot, jie turi vietą. Va. Bet yra tam tikri dalykai. Pavyzdžiui, man svarbu yra, jeigu mano globotinis turi globotinių, tai man labai geras ženklas, kad tą daro, reiškia, yra 12, reiškia, žingsniai, reiškia, yra ir kiti žingsniai. Va. Turiu, man labai svarbu, kad globotinis kažkaip tai priminėtų pats savarankiškus sprendimus, bet tuo pačiu nebijotų tartis. Tai yra vėlgi toksai balansas. Va. Ir nebūtų priklausomas nuo globėjo, bet tuo pačiu ir jaustų vidinį poreikį, kad savo vieno pačiam sprendimu priiminėti, juos patikrinti reikėtų, nors patikrinti. Va. O šiaip aš pats, aišku, visą laiką džiaugiuosi. Pavyzdžiui, tas, kuris dabar neseniai čia buvo užgėręs, tai tikrai pergyvenu dėl jo. Vyrukas, ten, jo. Va,
Ir tikrai norisi, kad būtų viskas normaliai. Atsirado tokio žmogiško rūpesčio normalaus. Bet ir tu supranti, kad pavojinga labai liga ir visko gali būti. Vienam vyrukui norėjau padėti, jisai praeitais metais pasikorė. Čia žinokit, nieko. Va. Čia nežinai, kaip gali būti. Va. Tiesiog taip yra mirtina liga. Tai va, šitai aišku labai džiaugiuosi. Žiūrėjus visus. Tai va, tai toks atsakymas. Ačiū labai. Nu, mėlyjei. Gal tada jau užteks vargius, pribaigsim Robert. Ačiū Jums labai, visiems, ačiū už klausimus, ačiū, kad išklausėt, labai faina buvo pabūti su Jumis, tikiuosi buvo naudingas. Ačiū tau labai, Robert. Jaučiasi, kad žmogus išdūšęs viskas sako. Ačiū tau.